Laidos Žalieji namai draugas Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras. Šiandien mes stovim Žaliukių gatvėje, kur yra išvežamos mišrios komunalinės atliekos. Ir norime jums papasakoti, kaip reikėtų tvarkyti žaliasias atliekas. Turbūt ne visi netgi žinome, kas yra žaliasios atliekos. Tai lapai, žolė nupjauta, daržo liekanos, tvarkant daržus. Taigi, praeitais metais buvo daryta Medelyno rajone apklausa ir paklausta gyventojai, ar jie žino, kad negalima žaliųjų atliekų dėti į mišrių atliekų konteinerius. Net 90% atsakė, kad taip žino. Bet padėtis iš tikrųjų yra tragiška. Į sąvartyną patenka vis daugiau žaliųjų atliekų, nes gyventojai jas paprasčiausiai išmeta į mišrių atliekų konteinerius, kurie yra vežami į sąvartyną. Taigi balandis jau po truputį oras šyla ir prasidės sužaliuos lapai, sužaliuos žolė, pjausime žolę ir kur ją mes turėtumėm dėti. Jokių būdų negalima mesti į mišrių atliekų konteinerius. Tai yra draudžiama, yra nustatyta atliekų tvarkymo taisyklėse ir už tokį pažeidimą galima skirti baudą net iki 2000 litų. Nors dar žolės nepjauname, bet galime pasižiūrėti, ar šiai dienai gyventojai jau nekrauna žaliųjų atliekų, tų, kurio draudžiama krauti į mišrių atliekų konteinerius. Čia yra pridėta maišelė ir, kaip matote, sudėta įvairios daržo kažkokios atliekos likusios iš po žiemos. Šitas atliekas tikrai negalima dėti prie mišrių atliekų konteinerių paprastą dieną. Jas galima būtų sukrauti tik tais apvažiavimo dienomis, kada yra paskelbti grafikai ir tokių atliekų surinkimas. Tos grafikus galima rasti internete? Tos grafikus taip galima rasti internetinio puslapio mūsų. Taip pat jie būna paskelbti spaudoje. Koks kitas būdas? Dar gyventojai gali šitokias atliekas pabandyti susikompostuoti patys. Taigi, jeigu kada nors palikę žalių atliekų prie konteinerio rasite jas neišvežtas, tai žinokite, kad tai dar nėra blogiausia, kas gali nutikti. Jeigu atvažiuos iš savivaldybės ir patikrins, galite gauti tiesiog baudą. Šitokio atliekų palikimą arba įmetimą į mišrių atliekų konteinerį. Jeigu nenorite kompostuoti ir turite didesnį atliekų kiekį, galima nuvežti į didelio gabarito aikštelę, kur ir priduoti atliekas, kuri yra įrengta šalia kairių sąvartynų. Taip pat Šiaulių gyventojams jau kitais metais bus įrengtas 2 atliekų priėmimo aikštelės, į kurias galės nuvežti visas išrūšiuotas atliekas. Tiek žaliasias, tiek didelio gabarito antrinė žaliava. Mažinti žaliųjų atliekų sąvartynę kiekį yra įsipareigojusi Lietuva Europos Sąjungai. Jau 2013 metais mes turime sumažinti tokių atliekų patekimą į sąvartyną net 50%. Taigi net kitais metais jau bus įgyvendintas projektas ir visi individualių namų gyventojai pajus pasikeitusių atliekų tvarkymą. Bus nupirkta net virš 22 000 konteinerių bioskaidžioms atliekoms ir virš 15 000 kompostavimo dėžių. Gyventojai galės pasirinkti, kokiu būdu norėtų tvarkyti žaliasias atliekas. Ar kompostuoti ir pasimti kompostavimo dėžę, ar paprasčiausiai jas išrūšiuoti, sudėti į skirtingą konteinerį, skirtą žaliosioms atliekoms ir jos bus išvežamos į kompostavimo aikštelę. Tai pasirinkę konteinerį gyventojai turės namuose 2 konteinerius. Vieną mišrioms atliekoms, o kitą žaliosioms atliekoms. Jau praeitais metais Šiaulių mieste Medelyno rajone yra pradėtas toksai projektas, kad gyventojams yra išdalinta virš 400 konteinerių bioskaidžioms atliekoms, tai yra žaliosioms atliekoms, į kuriuos jie išrūšiuoja atliekas žaliasias ir jos yra išvežamos į kompostavimo aikštelę ir nebepatenka į sąvartyną. Taip pat noriu pasakyti, kad gegužės mėnesį Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras su savivaldybė darys reidus patikrinimus dėl žalių atliekų. Ir bandysim paaiškinti žmonėm ir nustačius tikrai grubius pažeidimus, kurie žmonės deda žaliasias atliekas į konteinerius, galgi net bus skiriamas ir baudos. Kodėl mes filmuojame čia stovinčius konteinerius? Tokį klausimą mums uždavė namo, prie kurio filmavome gyventojai. Aš nežinau, ką negalima dėti.
žalių atliekų negalima dėti. Jūs galite tik tais apvažiavimo būdu arba... Ta reklama, jeigu mes nieko nežinom. O jūs laikraščiuose skaitėt, internete žiūrėjot, ne šitą reklamą? Mes pensininkai, nei internetų turim, nei laikraštį turim. O televizorių turite? Nu, tai tik... Nu, tai vat mes dabar nufilmuosim, parodysim, žinosite. Oi, labai gerai. Jeigu būn daugiau reklamos, tada žmonės nežinės, dabar aš studijau pas padimą vakar visą dieną. Šioje gatvėje jau turbūt dauguma gyventojų žinos, kad žaliųjų atliekų negalima dėti į mišriųjų atliekų konteinerius. Kas gali būti geriau už kaimynų telegrafą?